vakaras visiems. Gerai. Esu Algirdas Noreika ir atstovauju galbūt daugiau Sidžioks grupiai, tokia sukūrėmės grupė, kuri kūrė dirba ties skaitmeninės grafikos sprendimais. Va, laimingų naujų visiems. Iš tikrųjų, šitas paveiksliukas atspindi pagrindinę mūsų idėją. Idėja yra vizualizacijos servisas. Tai reiškia, jūs internetu prisijungiat prie paslaugos, suvedat tam tikrus parametrus ir gaunat atgal vizualizaciją. Na, pavyzdys konkretus yra, įmonė turi savo logotipą, nori jį padaryti 3D vizualizaciją. Kaip filmas, sakysim, savo prezentacijom kažkokiom ar panašiai, ji nueina, suveda tą logotipą ir jai sugeneruoja tą filmą, tarkim. Arba savo nuotraukas turit kaip paprastas vartotojas ir tada tas nuotraukas padavę gaunat atgal kaip filmą. Žodžiu, servisas panašus kaip YouTube, tik tai tiek, kad vartotojas jisai ne filmus, ne video filmus uploadina, bet būtent duoda tam tikrus parametrus ir gauna 3D vaizdą. Dabar, ko mums reikėtų šitą idėją įgyvendinti, tai realiai reiktų marketingisto ir web dizainerio. Tai yra vaizdui pačiam sugeneruoti. Vat. Tai turbūt viskas bus, ne? Trumpai ir aiškiai. Dėkui. Dabar turite galimybę trumpai keletas klausimų iš auditorijos. Gal paklausimą. Gal kas nors turite paklausimą Algirdui? Pavyzdžiui, kodėl tavo idėja tokia gera, arba ką tu galvoji daryti tenais ir taip? O tai reikia sukelti paveiksliuką, dvimatį, gaunu trimatį paveiksliuką, reikia liukaską ir gaunu video kaip animuoto. Tu nurodai tam tikrus parametrus. Pavyzdžiui, tu įkeli tekstūrą ar ne, gauni 3D. Gauni 3D ir įkeli savo nuotraukas, tu gauni 3D vizualizaciją kaip filmą. Galiu nurodyti parametrus architektūrai, pavyzdžiui, kad tau surenderintų tam tikrus sluoksnius kažkokią tai šabloną. O viskas automatiškai vyksta? Automatiškai. Automatiškai generuoja 3D vaizdą. Nereikia kažkokios specialus redaktorius. O tai koks apkrovimas būtų? Tai va čia geras klausimas, mes šitą norim įsiaiškinti. Pabandyt būtent šitą idėją. O dirbtinis intelektas bus. Kam? Turit žinių šitom srity. Jei turit, galite tai įsidėti, būtinai įdėksim. Galime ir 3D modelius duoti. Ačiū visiems, laimė Algirdas.